Iš čia beje dar galima užgriebti vaizdą į mūsų didįjį fachverkinį sandėlį. Mes prie jo būtinai prieisime. Parodų rūmai išdygo toli gražu netuščioje vietoje, nes prieš juos pastatant čia taip pat buvo istorinio užstatymo fragmentai. Senose nuotraukose mes matome irgi 18 amžiaus pastatus, kurių, bet tiesiog šitas įžymus yra tuo, kad būtent šiame name buvo įkurtas pirmasis Klaipėdoje vaikų darželis. Istorinė Kirpėjų gatvė, kurią dabar vadiname Daržų gatve. Gerbiami Klaipėda TV bičiuliai, šį kartą be ilgos preliudijos kviečiame jūs į dar vieną kelionę po Klaipėdos senamiestį kartu su Audriumi Valicku, kuris, kaip jau žinote, yra ne tik puikus miesto istorijos žinovas, bet ir rašytojas. Tad nuorodas į elektroninius knygynus, kuriuose galite įsigyti naujausią Audriaus kūrinį, siaubo romaną Forma, paliekame po šiuo video aprašyme. Fridricho miestas, pranykęs, bet vis dar gyvas Klaipėdos istorijoje. Todėl šį kartą keliamės į kitą kadaise čia buvusios Dangės vagos pusę ir siūlome pažvelgti, ką mūsų gidas pasiruošęs atskleisti šį kartą, o mūsų visuomeniniais pagrindais veikiantį kanalą. Kaip ir Audriaus pasakojimą, galite palaikyti savo patiktukais, taip pat dalintis šiuo video su draugais, bei reitinguoti šį siužetą lietuviško YouTube platybėse, skirdami jam taškų. Na ir tikimės, jog bent dalis jūsų parašys komentarą, juk taip jūs prisidedate prie Klaipėda TV kūrybos. Tai kadangi mes sustojome prie šio 18 amžiaus fachverkinio pastato, tai šiandien tada siūlau pratęsti mūsų pasivaikščiojimą, tiesiog judant toliau į Daržų gatvę, o iš Daržų gatvės į kitas Fridricho miesto gatveles. Ir, kaip sakant, pažiūrėsime, kas yra išlikę iš šių gatvių, ko jau nebeturime. Na ir kol oras leidžia, pasivaikščiokim po mūsų senamiestį. Du išlikusius Daržų gatvės 18-19 amžiaus fachverkinius sandėlius, kurie dabar yra restauruoti ir pilnai įveiklinti. Na, jeigu kada turėsit progą, galite užeiti į vidų pasižiūrėti. Čia veikia kinų restoranas, kaip atrodo iš vidaus visas tas sandėliukas. Kitoj pusėje dėja mes jau nebeturime užstatymą autentiško. Čia jau yra sovietinė interpretacija šitos gatvės pusės. Bet mes tada pasukime būtent istorinę Kirpėjų gatvę, kurią mes dabar vadiname Daržų gatvę. Po didžiojo miesto gaisro buvo labai imta riboti fachverko naudojimą mieste ir ypač sandėlių. Buvo stengiamasi, kad visi sandėliai susikoncentruotų prie Dangės upės. Ir tiesiog buvo daromas spaudimas pirkliams, kad jūs senamiestyje, mieste nestatykite sandėlių. Sandėliai jie yra fachverkiniai, daug medžio, labai yra grėsmė užsidegti, ypač turint omeny, kad didysis gaisras ir kilo sandėlyje dėl prekių perkrovos. Ir dauguma pirklių vis dėlto taip elgėsi. Tačiau nėra taisyklių, kur nepasitaiko išimčių. Tarp pačių miesto deputatų, tarybos narių buvo daug tokių, kurie, turėjo daug įtakos, daug ryšių, kyšių, valdžios, pinigų. Ir jie išsirūpindavo, kad jų sandėliai atsirastų jau pačiame senamiestyje. Kaip sakant, apeinant tas taisyklės. Kaip sako romėnų patarlė, kas leidžiama Jupiteriui, tas neleidžiama jaučiui. Tai tas protekcionizmas jis klestėjo visais laikais ir šiandien netgi galime pasidžiaugti, kad to dėka mes turime pačiame senamiestyje, Fridricho mieste, išlikusius praktiškai restauruotus, bet autentiškos išvaizdos fachverkinius pastatus. Išlikęs 18-19 amžiaus visas sklypas su kiemo užstatymu, kiemo priklausiniais. Ir, sakykime, galbūt mažiau turtingo miestiečio gyvenamasis namas. Kaip jie atrodė? Jie atrodė panašiai kaip šis mūsų pastatas, tik šis, aišku, turi
fachverkinė siena, kiti galėjo ir būti grynai mūriniai, tačiau paprastai, sakykime, tokie vidutinio sluoksnio miestiečių namai atrodė panašiai. Tai buvo vieno aukšto namai iškeltas tokios, nedidelę mansardą ir galbūt vienu kitų ūkinių priestatėlių kieme. Būtent ir čia dabar turim vieną iš tokių bent jau popieriuje, tai tokį teigiamą senamiesčio regeneracijos pavyzdį. Nes aš dar prisimenu, maždaug sąjūdžio laikais, va čia irgi stovėjo vieno aukšto su mansarda pastatėlis. Jis sunyko atgimimo laikotarpiu ir dabar ir mes jau daugiau kaip 30 metų čia matome tik tais pliką žemelę. Tačiau savininkas įsigijęs šį sklypą vis dėlto nutarė kažko, bent jau kol kas, kiek teko susipažinti su šiuo planu, kažkokio tai naujadaro ir svetimkūnio neįgrūst į mūsų senamiestį, o atkurti būtent tokį pastatą, koks ir stovėjo. Ir dabar mes matome vieną iš labai nedaugelį išlikusių senamiesčio elementų, tai įvažiavimą į kiemą. Pavyzdžiui, su kur nors Vilniuje, Kaune tokios architektūrinės detalės nieko nenustebintų, tačiau Klaipėdoje tai yra unikalus išlikęs senamiesčio elementas. Šalia taip pat matome irgi stovinti panašios architektūros vieno aukšto su mansarda vidutinio miestiečio gyvenamąjį pastatą. Kieme mes jau buvome praėjusį kartą, todėl šiandien turbūt jau į kiemą ir nebesuksim. Tada ženkime toliau. Ir čia mes matome vieną senamiesčio tokią jau rimtą skaudulį įvykusi. Mes dabar matome aptvertą tvorą, tai yra mūsų, kaip sakant, statybininkų, investuotojų požiūrio į mūsų senamiestį vizualizacija, štai kaip jie įsivaizdavo. O stovėjo čia 18 amžiaus barokinis pastatas, kuriame bent jau istoriniais duomenimis buvo įsikūręs seniausias iki šiol žinomas Klaipėdos paštas. Šis paštas priklausė pašto viršininkui Vytei, dėl to kartais istorinėse šaltiniuose vadinamas Vytės namo. Savininkas įsigijęs sklypą su pastatu apsimetė, kad neva atstatinėja, atkūrinėja, o iš tikrųjų ten viską griovė. Ir kai įsikišo paveldosaugos institucijos, pamatė, kad čia vyksta nešvarūs darbeliai. Nuėmė tą visą jų statybinę konstrukciją ir pamatė, kad mes praktiškai istorinio pastato jau kaip ir nebeturime. Iš jo išliko tik tais pamatų fragmentai. Dabar vyksta teisiniai procesai, yra reikalavimas, kad savininkas atstatytų pastatą. Tačiau šitą kebeknė tęsiasi jau berods ar ne 7-8 metai. Sienų fragmentai jie buvo mūryti iš skirtingų laikotarpių, iš skirtingų plytų. Tai rodo, kad pastatas buvo daug kartų rekonstruotas. Iš autentikos buvo išlikęs labiausiai tai priekinis fasadas. Jau galiniai buvo perstatyti sovietmečiu, bet priekinis fasadas dar matėsi buvo išlikęs autentiškas. Ir pati stogo konstrukcija irgi buvo išsaugojusi barokinės formas. Galima netgi atkurti pastato tūrį, dar visos sienos yra. Matosi, kur būta. Taip. Taip pat galime pažvelgti štai į šį fragmentą. O šioje vietoje stovėjo didžioji Klaipėdos sinagoga. Čia. Čia. Va čia, šio pastato, taip. Čia yra išlikę vieninteliai fragmentai, jie paskui čia buvo pritaikyti gynybai, tai tokie kaip, padaryti bunkeris, bet iš esmės panaudotas išlikusios sienų elementai. O šitą visą sklypą užėmė didžioji Klaipėdos sinagoga. Pati sinagoga kažkokių išskirtinių tokių architektūrinių bruožų neturėjo. Buvo panašiai tokį 2 aukštų pastatą. Statyta buvo 19 amžiuje ir 39 metais į Klaipėdą atėjus naciams, viena pirmųjų dalykų, ką jie padarė, aišku, išviję žydus, tai sudegino šią sinagogą. Tai buvo, kaip sakant,
istorinis objektas, kuris net nesulaukė Antrojo pasaulinio karo, jau išnykęs. Savo metu mes dar rašėme raštą į kultūros paveldo departamentą, kad savininkui, kuris čia ruošėsi šitą šašą senamiestyje statyti, kad jį įpareigotų bent jau, sakykime, to architektūrinės išvaizdos prasme atkurti sinagogos tą tūrį. Bet, kaip matome, jiems tikrai ne tas rūpėjo. Jie papuošė senamiestį tokiu svetimkūniu ir dabar tikrai pasidarė ganėtinai problematiška kalbėti apie mūsų sinagogos atkūrimą, juolab, kad beveik nėra ir išlikusios tos žydų bendruomenės, kuri net ir šiaip nerodo jokios iniciatyvos apie šio objekto atkūrimą. Ir čia mes turime 18 amžiaus vidutinio miestiečio namą. Labai puikiai yra atrestauruotas, matome dekoratyvius stoglangius, pirmą aukštą su langinėmis ir atkreipkite dėmesį, kaip arti gatvės stovėjo pastatai. Praktiškai padaryta taip, kad vos tik tais pereini gatvelę ir praktiškai gali pro langą pažvelgti į gyventojo butą. Taip, būtent imituoja tokia labai taikli imitacija, nes aš dar puikiai prisimenu, kaip jis statė. Jis pastatytas maždaug kažkur gal prieš taip 10-15 metų. Ta prasme, jis visiškai nėra senas. Šis sklypas be abejo jis tikrai yra. Čia yra visi sklypai susiformavę dar 18 amžiuje, kai kurie užstatymai išlikę nuo 18, kiti gal nuo 19. Šis pastatas labai smarkiai buvo perstatytas sovietmečiu kapitaliai. Esu matęs Jono Totorio brėžinius, kuris buvo atkūręs šio pastato pirminę išvaizdą. Bet kažkodėl mūsų, kaip sakant, investuotojai į tai visiškai neatsižvelgė, gal jie tų duomenų nebuvo turėję, gal jų tiesiog nedomino tai. Jie tą sovietinį namuką, kaip sovietinį, ten pirmą aukštas dar buvo išlikęs šiek tiek fragmentų iš senojo pastato, o jau paskui buvo toks sudėžutintas sovietinis, jūs gal jį prisimenat netgi. Ir nusprendė neatkūrinėti autentiškos išvaizdos, bet padaryti tokią improvizaciją senamiesčio tema. Padaryti tokius mansardinius aukštus su stoglangiais. Pats pastas labiau galbūt priminęs maždaug šitokios architektūros, toks dekoratyvus vieno aukšto su mansarda namukas, bet dabar yra pastatytas šitoks. Turistams apgaudinėti visai nieko, bet vietiniams mes jau žinom, kad tai neautentiška. Mes perėjome į istorinę Kirpėjų gatvę, kurią dabar vadiname Daržų gatve. Tačiau senojoje Klaipėdoje egzistavo ir pati Daržų gatvė, o istorinė Daržų gatvė buvo štai ši. Štai čia ir buvo Daržų gatvė. Dabar mes ją laikome viena gatve, viena trasa. Istoriškai tai buvo dvi gatvės. Iš šio gatvės fragmentų jau turime labai mažai ką išlikusi, tai yra tik vienas pastatas, aišku, ten kieme dar mes pamatysime šiek tiek, bet dabar siūlau iš pradžių šiek tiek pereiti aukštąją gatvę, nes čia yra tokie namukai jaukus, kurie patenka dažniausiai į visus arba fotoalbumus ar atvirukus, tai labai vizualūs. Iš šios aukštosios gatvės mes turime tik rytinį užstatymą. Vakarinis užstatymas, kaip matome, yra visiškai sunaikintas. Pokaryje buvo nušluota nuo žemės paviršiaus planuojant šį mokyklos kompleksą. Čia kartu buvo... Tai yra stalininis, ne? Taip, čia yra stalininis mokyklos kompleksas, kartu ten buvo tas stadionas padarytas, taip. Kadangi per karą buvo nukentėjusios gatvės šiek tiek, kurios formavo būtent šį kvartalą, tai yra Junkerių ir Skutėjų, sunaikinus šių gatvių užstatymą,
iki pat Aukštosios gatvės turėjome tokį visiškai tuščią sklypą, kuriame išdygo iš pradžių stalininė mokykla, o vėliau ir gerokai vėlyvesnis kitas priestatas. Dabar čia kaip dailės mokykla yra. Ir štai čia mes turime 18 amžiaus vidutinių miestiečių gyvenamųjų namų kompleksą. Galime įsivaizduoti, kad panašus turbūt buvo ir vakarinėje gatvės pusėje. Tačiau mes iš jos jau nebeturime visiškai nieko. Gana aiškiai taip jau matos toks klaipėdietiškas, šiaurietiškas barokas. Šiaip ką reiškia, Audriu, dar tai pagalvojau, klaipėdietiškas? Todėl, kad mes dažnai, žodžiu, barokas įsivaizduojame tokią europietišką jo versiją, kuri buvo labai turtinga dekorų, puošnų viskas, nes jau kas, bet barokas pažymėjo ekskliuzyviniu puošnumu. O šiaurietiškas barokas, jis buvo ganėtinai santūrus ir daugiau pasižymėjo konstrukciniais elementais nei puošybiniais. Pavyzdžiui, štai va šis pastatas priešais, tai irgi yra baroko epochos pastatas. Va šitas. Tačiau pažvelgia į nepasakytumėt, kad jis turi daug sienų dekoro. Bet kas darė įtaką? Klimatas. Nes kadangi barokui būdingos tokios puošmenos detalės, o mūsų krašto jos nelabai prigijo, nes čia nuolatiniai vėjas lietus. Negalvokit, kad čia mes dabar 21 amžiuje gyvename su vėju ir lietum. Klaipėdiečiai čia nuo viduramžių gyveno su vėju ir lietum. Ir jie puikiai suprato, kad tos jų detalės, visos puošmenos ilgai nesilaikys. Taip, kad kam kišti pinigus, jie viską žvelgia labai pragmatiškai. Kadangi gyveno baroko epochoje, jie tiesiog pastatė pagal baroko epochos standartus tokį minimalistinį namą. Labai toks vizualus, ypač dabar, kai dabartiniais laikais esame išpuošę langinės, tai atrodo labai gražus namukas. Esu ten į viduje buvęs, jis irgi toks jaukus, mediniam pertvarom viskas išklota. Prisimenu. Šitą pastatą esu irgi išvaikščiojęs gerai. Va tokie pastatai irgi 18 amžiuje buvo būdingi Klaipėdai. Jų turime labai mažai, nes didžioji jų dalis sudegė per didįjį miesto gaisrą. Tai šitokie pastatai, įsivaizduokit, galėjo būti tiek Naujamiestyje, tiek Vitėje, tiek kitose kvartaluose, kurie jau 18 amžiuje buvo užstatomi. Nes dabartinės Aukštosios gatvės užstatymas prasidėjo irgi nuo 18 amžiaus pradžioje. Tai praktiškai formavosi kartu su kitų miesto dalių užstatymu. Nu ir ką, tada mes pasukime į šį kiemelį, dar galime iš gatvės pusės užfiksuoti. Ir štai turime dar vieną objektą, kuris dažnai patenka į visokius turistų lankstinukus, atvirukus ir panašiai. Tai yra didysis fachverkinis sandėlys. Dabar čia įsikūręs parodų rūmų kompleksas. Ir mes galime jį apžiūrėti šį pastatą iš įvairiais rakursais. Tai pasukime. Tai va šitoje pusėje matome visiškai nedidelių tūrių, tokį neogotikinio stiliaus pastatėlį. Ir galime atkreipti dėmesį, irgi jis turi fachverkinę konstrukciją palėpėje. O štai čia mes matome, jeigu dar pasisuksim į šią pusę, štai čia mes matome tuos pačius etnokultūros centro sandėlius iš kitos pusės. Tos, kurios filmavome praėjusią kartą. Štai taip jie atrodo iš šios pusės. Irgi su prekių keltuvais matome, kaip jie atrodo čia. Perėsiu dar. Galite atkreipti dėmesį, atkurti istoriniai kaminai. Tokie, kokie buvo 18 amžiuje.
visiškai nepanašus į dabar naudojamus kaminus. O dabar galim žiūrėti, kaip atrodo štai šis didysis sandėlis iš kiemo pusės. Va, padarytas pirmo aukšto mūro zondažas, atkreipkite dėmesį, tam, kad matytųsi pastatų užapvalinimas. O užapvalintas pastatas buvo dėl labai praktinių sumetimų. Tam, kad įvažiuodami į kiemą vežimai neužkliūtų už stačių kampų, kad lengviau pravažiuoti. Jeigu kartais ten reikėtų dviem prasilenkti ar panašiai. Tai va tokie užapvalinimai, mums dabar jie atrodo kaip dekoratyvus elementas, tačiau jie buvo daromi dėl labai praktinių sumetimų. Ir va, galim pasižiūrėti, koks, sakysim, gražus, įspūdingas yra fachverko raštas, kuomet pastatas iškyla į klaipėdiečių mastais jau toks dangoraižiukas. Pačiame viršuje prekių keltuvas padarytas. Irgi gražiai iš pjaustyto medžio. Parodų rūmai išdygo toli gražu netuščioje vietoje, nes prieš juos pastatant čia taip pat buvo istorinio užstatymo fragmentai. Senose nuotraukose mes matome irgi 18 amžiaus pastatus, kurių mūsų statybininkai tuo metu dar sovietinio miesto nepanoro išsaugoti. Tai va, mūsų užstatymą, šito užstatymo kampo mes jau nebeturime. Prasideda viskas jau tik nuo didžiojo sandėlio. Nu ką, tada galime grįžti atgal ir jūs tada nuvesiu dar. Čia visas tas kompleksas yra pastatytas jau tik ant seno užstatymo pamatų ir čia nebeturim beveik nieko. O ką čia va? Aha. Kas čia per prūdas? Čia buvo vykdomi archeologiniai kasinėjimai ir po kasinėjimų palikta va šita duobė. Ir daugeliui klaipėdiečių būtų ko gero sunku suvokti, kad visas va šitas rajonas, kiek akis užmatė, jis buvo lygiai taip pat užstatytas, kaip ir tie kvartalai, kuriuos mes praėjome. Taip, ir dabartinė sukilėlių arba istorinė Perkasų gatvė, jinai tęsiasi dar ir toliau. Čia netoli gražu nebuvo jos pabaiga. Jos istorinė trasa eitų toliau po dabartinę Pilies gatvę, o visi šitie daugiabučiai penkiaaukščiai yra pastatyti sunaikinus senąjį Klaipėdos užstatymą. Ir dabar mes pateksime į Skerdėjų gatvę. Viena iš tų nedaugelio išlikusių senamiesčio gatvelių, kurios jau dalinai praradusios savo užstatymą, bet dar nors pati gatvė yra išlikusi. Štai čia matome vieną 19 amžiaus pastatą, jis jau daug metų yra nenaudojamas ir gal dar prisimenat, šis pastatas dar šio amžiaus pradžioje atrodė visai kitaip. Tai čia buvo kiemo korpusas. Aš jį puikiai prisimenu, berods ar ne 2005 metais šitą kiemo korpusą nugriovė. Kodėl nugriovė, niekas nepaaiškino. Ar jis buvo avarinis būgras, ar kas jam buvo, niekas nesiteikė paaiškinti, kodėl tą kiemo korpusą nugriovė. Dabar išliko tik tais korpusas prie gatvės. Langų dar išlikusius su šiokiais tokiais dekoratyviais elementais. Pastatas, kaip matom, nebuvo didelis, 2 aukštų, bet kadangi turėjo tą kiemo korpusą, tai, sakykime, gyventojams jis pakankamai buvo patogus įsikurti kelioms šeimoms. 19 amžiuje visą šį miesto rajoną buvo itin pamėgusi žydų bendruomenė. Kadangi jie nuo viduramžių jų neįsileisdavo į Klaipėdos senamiestį, tai buvo netgi įstatymai, kad neįleisti žydų į miestus. Nu, diskriminacija tuo metu. Jau 19 amžiaus pradžioje ėmė itin gausiai kurtis ir jie telkėsi būtent apie Fridricho miesto turgavietę, apie Galvijų turgų. Ir pamažu užėmė daugelį aplinkui esančių gatvelių.
viena iš tų gatvelių, kur gyveno žydų diaspora, buvo kaip tik ir mūsų vaikščiama šiuo metu Skerdėjų gatvė. Ir šioje gatvėje žydai turėjo savo mikvą, ritualinę pirtį. Ji šiek tiek keitė savo dislokaciją, yra fiksuota vienu metu viename pastate, kitų metu ir kitame, yra išlikusios ir nuotraukos, galime pasižiūrėti, kaip jie atrodė. Ir sprendžiant pagal šaltinius, vienu iš tų, kaip sakant, klajonių metu mikva veikė ir būtent šiame pastate. Taip, čia pastatas šitas yra atstatytas, šitas su to kiemeliu yra atkurtas. O pirmasis pastatas, kuris stovi kampe tarp Frydricho Galvijų turgaus ir istorinės Brūžės gatvės, yra išlikęs autentiškas iš 18 amžiaus. 18-19 amžiuje vyravo maždaug šitokia architektūra. 19 amžiaus, ypač 19 amžiaus pirmoje pusėje, panašių pastatų senamiestyje mes dar turime ir daugiau. Mes, kaip sakant, eidami pro šalį irgi matėme panašios architektūros statinių, bet tiesiog šitas įžymus yra tuo, kad būtent šiame name buvo įkurtas pirmasis Klaipėdoje vaikų darželis. Štai va čia mes turime vienintelį fragmentą išlikusi iš senosios Brūžės gatvės. Pati gatvė, aišku, buvo žymiai ilgesnė, jinai tęsiasi iki mums žinomas tos laivų statyklos teritorijos, kaip ir dauguma šių senamiesčio kvartalų, kurių mes jau nebeturime. Nes visas tolesnis užstatymas, kuriuo mes šiuo metu yra žmonėms, kaip sakant, net sunku įsivaizduoti, kaip atrodė Klaipėda iki sovietmečio. Nes visas šis kvartalas, kur dabar yra Pilies gatvė, laivų statykla, visas čia buvo užstatytas ir būdingas su maždaug tokia architektūra, siauros gatvelės ir 1-2 aukštų namai. O dabar nieko, ten dykvietė, kelias, gatvė, laivų statykla, viskas yra nušluota nuo žemės paviršiaus. Tai, kaip sakiau, iš Brūžės gatvės turime tik tais du pastatus, tai yra vieno ir kitą korpusą. Galime netgi prieiti pažiūrėti, jie gana įdomiai atrodys ir iš arčiau. Dar prieš didįjį miesto gaisrą šis pastatas jau stovėjo. Nu taip, nes ši architektūra būdinga 19 amžiaus pirmai pusiai. Aišku, čia yra autentika, dauguma yra atkurta, bet nors leidžia įsivaizduoti 19 amžiaus klaipėdietiškų namų kiemą. Maždaug tokiame kiemelė, aišku, čia dar ir augalijos šiek tiek galėjo būti, koks medelis augt panašiai, bet maždaug taip ir atrodydavo vidutinio miestiečio aplinka, jo kiemas 19 amžiuje. O čia mes matome namo sieną išeinančią į kažkokią tai gatvę. Ir nedidelį gatvę su tokį fragmentėlį. Tai yra viskas, kas mus pasiekė iš senosios Brolių gatvės. O dabar, jeigu pasiūksime čia, šitam kvartalui šiek tiek labiau pasisekė. Jis buvo vienas pirmųjų restauruotų Klaipėdos kvartalų, bet čia jam bent jau pasisekė, jog šitas kvartaliukas dar išsaugojo savo istorinę architektūrą. Ir tai, ką mes dabar vadiname Turgaus aikštę, čia, nes dabar šitie namai numeruojami Turgaus aikštės numeracija, šitas fragmentas praktiškai nuo to vokiečių kultūros namo, nuo čia kurio šito, yra viskas tai, kas mus pasiekė iš istorinės Mergaičių gatvės. Aha, taip. Ir galim netgi užsukti trupučiuką ir į kiemą. Va taip atrodė 18 amžiaus miestiečių kiemai. Va. Gal pažiūrėti, pusrūsis prekiams saugoti. Taip, netgi dekoratyviniai elementai. Visą laimę, kad dar išliko šitie kvartaliukai.
O kiek daug visko neišlikusi. Nes būtent šitas kvartalas yra ganėtinai neblogai restauruotas, išlikęs iš 18 amžiaus tiek architektūrinė, tiek planavimo prasme. Gaila, jog kaip sakiau, iš senosios Mergaičių gatvės mes te turime tik tiek. Nes šitas pastas, prie kurio dabar stovime, jis yra jau atstatytas. Štai šis pastatas padarytas toks kiemelis, bet čia nieko autentiško jau čia nebėra. O čia yra dar vienas miesto istorinis objektas, tai Vokiečių namai. Na va. Pažiūrėsiu, ar čia mes turime kažką įdomesnio iš kiemo pusės pažiūrėti žmonėms. Gaila, kad įsismarkavo, tas lietus mums trukdo to pastatą jau iš Galvijų turgaus pusės. Štai šis gražus klasicizmo stiliaus pastatas buvo pastatytas 19 amžiaus viduryje, kaip, iš pradžių kaip prekybiniais tikslais, bet labiausiai yra žinomas kaip viešbutis pavadinimu Vokiečių namai. Ir pokaryje jam buvo prisabačintas 3 aukštas, kuris labai mažai ką su juo derėjo. Ir turbūt senieji klaipėdiečiai jį prisimena dar kaip 3 aukštį. Bet visa laimė, kad atgimimo laikotarpiu jau buvo suprasta, kad tas 3 aukštas jam tiek pat reikalingas kaip šuniui 5 koja ir buvo gražiai nuardytas ir atkurta autentiška pastato išvaizda. Taip, o štai va šita visa teritorija, kurią dabar mes matome, tai ir yra vienas seniausių išlikusių miesto turgaviečių. Mes dabar klaipėdiečiai ją vadiname tiesiog senuoju turgumi, o senaisiais laikais ji buvo vadinama Galvijų turgumi. Kadangi Klaipėdoje turgaviečių buvo gerokai daugiau, kaip jums pirmą rodžiau, buvo specifinė žuvų turgus, tenai žąsų turgus, čia buvo, kaip sakiau, Galvijų turgus, šiek tiek, jeigu būtumėm paėję istorinę, dabar nebeegzistuojančios Mergaičių gatvės trasa į dabartinę laivų statyklos teritoriją, būtumėm pasiekę dar vieną šieno turgų. Ten, kur dabar yra laivų statyklos teritorija ir piliavietės, čia jau sunaikinti šiek tiek bastionai, ten veikia ir šieno turgus. Taip, kad turgaviečių Klaipėdoje būta gana nemažai, o pati, kaip sakant, geriausiai išlikusi, tai yra Frydricho miesto turgavietė, vadinama Galvijų turgumi. Tik tais istoriniais laikais nereikia jo visiškai tapatinti su dabartinė turgavietė išplanavimo prasme, kadangi suvokėme kaip besitęsiantį iki pat Tiltų gatvės. Senasis turgus užėmė va tik šį kvartalą. Apribota iš vienos pusės Vokiečių namais, va šitie perimetriniai užstatymai ir čia, kur dabar einanti senasis turgus, tai čia ėjo iš vienos pusės Aukštoji gatvė, iš kitos Sinagogų gatvė. Tai va šitas kvartalas ir buvo Galvijų turgus. O tie kvartalai, kuriuos mes dabar žinome kaip turgų ir kurie ten užima tiek žalę, tiek toliau besitęsiančius plotus, tai ten buvo tiesiog užstatymas, kuris buvo šiek tiek nukentėjęs per karą, o pokaryje buvo visiškai nušluotas nuo žemės paviršiaus. Tai jeigu ką, tai turėkit omenyje, kad tai, ką jūs dabar buvote įpratę žinoti kaip turgus su turgaus gale ir tais prekybiniais ten visokiais paviljonais, tai visa tai stovi ant istorinio užstatymo pamatų. Tas namukas 2 aukštai dar šiek tiek turi išlikusio to pirminio užstatymo, tai matome ir pagal kai kur atsidengusias plytų mūrą, o 3 aukštas jam buvo pristatytas gerokai sunaikinant jo pradinę išvaizdą. Pristatytas tas 3 aukštas jį labai sudėžutino.
šį pastatą ir apskritai visas šis Turgaus aikštės užstatymas, tas perimetrinis, labai smarkiai buvo sudarkytas 7-ame dešimtmetyje, rekonstruojant istorinį užstatymą.